Sveiki, Kurk Zarasam sekėjai, palaikytojai. Esame mes po tarybos posėdžio, 21 tarybos posėdžio ir skubam jums pristatyti aktualiausius, svarbiausius, įdomiausius mums pasirodžiusius priimtus sprendimus šiame tarybos posėdėje. Ir mes neatsitiktinai esame tokiam įdomiam pastate. Esame mes Zarasų kultūros centre, kuris tik šią savaitę buvo dėka didelių administracijos ir kultūros centro darbuotojų pastangų dėkomis priduotas ir oficialiai gali veikti čia renginiai, vykti koncertai. 2020 metais kovo mėnesį prakirpus juostelę, statybos dar dėja nebuvo oficialiai užbaigtos. Bet dabar galime džiaugtis ir nebijoti, kad užkris kokia nors plyta mums ant galvos. Sveiki, mūsų klausytojai. Po šio tarybos posėdžio labai džiaugiuosi, kad net keletų sprendimų yra gerinama gyvensena visiems rajono gyventojams. Tai yra teikiami savivaldybės projektai, kuriais žmonės gaus papildomas prevencinės paslaugas. Tai yra teikiamas projektas dėl pritarimo visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas. Bus prevencinės priemonės organizuojamas bendradarbiaujant su sveikatos biuru, tai yra ir vaikams, ir seniorams, ir visiems kitiems asmenims, kad mūsų sveikata būtų kuo geresnė ir mažiau reikėtų po to papildomai jau kreiptis pas medikus, kai reikia gydytis. Dar kitas projektas, kuris taip pat irgi yra labai svarbus, tai yra, kad būtų kuo geriau užtikrinama vaiko teisė į tinkamą ugdymą. Tai yra visos dienos mokyklos paslaugų prieinamumo didinimas. Ir šiuo projektu numatoma, kad bus papildomai kreipiamasi, būtent papildomai aplikuojama teikiant projektą, kad ir papildomas darbo užmokestis būtų skirtas tiems darbuotojams, kurie dirbs visą dieną, vyks po pamokų, užimtumą organizuos mokiniams ir taip pat bus priemonėms skirtas finansavimas. Tikimės, kad šie projektai mūsų bus konkurencingi ir mes būtent šį finansavimą gausime ir mūsų gyvenimo kokybė tikrai gerės. Taip pat tarybos posėdėje buvo priimti 2 sprendimo projektai, kuriais paimama žemė visuomenės poreikiams. Kaip žinote, dalyvavimo biudžeto metu Dusetų gyventojai išsakė poreikį turėti šunų vedžiojimo aikštelę, treniravimo aikštelę Užtiltės kaime. Taigi vienas sklypas bus suformuotas šiam projektui įgyvendinti, o kitas sklypas beveik 4 hektarų dydžio bus suformuotas Romansų kaime. Tikimės, kad čia atsiras tam tikrų bendruomenių iniciatyvos susijusios su sportu, aktyviu laisvalaikiu, jaunimo užimtumu. Aš šiandien noriu pasidžiaugti dar vienu sprendimu sveikatos srityje, kadangi taryba šiandien pritarė, kad būtų didinamas slaugos lovų skaičius Zarasų sveikatos centre nuo 12 iki 24. Manau, kad socialinės paslaugos ir jų plėtra Zarasų rajono savivaldybėje yra labai svarbi ir visa geriatrijos sritis, jos vystymas yra perspektyvus, tai yra dėmesys vyresnio amžiaus žmonėms turėtų augti ir į tai galime žiūrėti kaip į potencialią socialinės ekonomikos sritį. Tai labai to džiaugiuosi ir sveikinu. O apibendrinant mūsų video apžvalgą, sprendimų projektų apžvalgą, norime pasidžiaugti dideliu ir atsakingu nuveiktų darbų Zarasų rajono savivaldybės administracijos ir pasidžiaugti, kad šiuo metu įvedę www.zarasai.lt mūsų gyventojus, lankytus pasitinka labai nauja, graži, informatyvi ir patogi naudotis internetinė svetainė. Ir atsisveikinam, kaip pasimatymo kitose reportažuose.